Tai paplūdimio namas. Ar tai tikrai tai? Esu tikras, tikiuosi merginoms viskas gerai. Atidarome duris ir įeiname. Merginos išgelbėtos. Diana, tau viskas gerai? Berniukai, sveiki, Timūras man nupirko Starbucks. Atėjot mūsų gelbėti? O, berniukai, sveiki, viskas gerai, viskas gerai. Taip, Timūras užkariavo mūsų širdį savo gerumu. Sveiki, vaikinai. Tu? Kas po velnių tavo manimu esi? Kas tu toks? Kas aš toks? Tau reikia paaiškinimo, kas aš esu? Taip, man reikia. Pavogė mergaičių krepšius, paskui mergaitės. Vaikinai, atsipalaiduokit, taigi klausykit jokių muštynių. Kirilai, tai Timūras, mano buvęs. Timūrai, tai Kirilas, mano vaikinas, kurį tu pavadinai Smurfu. Diana, tu mane iškeitei dėl šito? Diana, ką? Vaikinai, atsipalaiduokit, Timūrai, taip atsitinka. Pirmiausia, tave mylėjau, o dabar myliu Kirilą, be išimties. Ką turėjo omenyje? Mainų mainai. Ar žinai, kas aš esu? Aš esu krepšinio komandos kapitonas. Teisingai, vaikinai? Taip, atsiprašau, Timūrai. Tai mes einam. Rimtai, krepšinio komandos kapitonas, tiesą sakant, aš irgi krepšininkas, Diana. Atsiprašau, Timūrai, bet dabar aš nestosiu į tavo pusę. Merginos, ar kada nors pagalvojot, kad buvęs Dianos vaikinas pavogs mūsų lagaminus ir susiginčys su dabartiniu Dianos vaikinu? Aš myliu savo zuikių gyvenimą. Tiek daug džiaugsmo. Įdomu, kuo viskas baigsis. O Timūrą vešimės į vilą. Merginos, pasimkite savo daiktus ir mes išvykstame. Ir nedrįsk ateiti mums į akis. Teisingai, vaikinai? Taip, atsiprašom, Timūrai. Tu mane erzini. Na viskas, Timūrai, ačiū už viską ir iki pasimatymo. Šiame paplūdimio name buvo smagu. Timūrai, jei reikia pagalbos su muštinio ar karšto šokolado, skambink. Taip, tavo gyvenimo istorija buvo tikrai įdomi. Palaukit, vadinasi, Timūro neimam su savimi į vilą? Nastė, kaip? Ką? Į vilą? Buvęs Dianos vaikinas? Kirilai, palauk. Aukštas, tvirto sudėjimo krepšininkas. Ar tavo komandoje nereikia krepšininkų? Nastė, kodėl tu mane dengi? Timūrai, aš tiesiog labai gera. Ką? Buvęs Dianos vaikinas į vilą ir į krepšinio komandą? Niekada. Kirilai, paklausyk, padėkim jam, matai, kokiam name jis gyvena, tai košmaras. Kirilai, neliūdėk, Timūras taip pat yra ir mano buvęs, o aš su juo neturiu jokių santykių. Kirilai, tikrai, Timūras yra šaunus vaikinas, mes jį pažįstame, jis buvo šaunus vaikinas, o dabar nesu tikras. Vaikinai, ar tai pokštas, jis plėšikas? Kirilai, tu nesupranti, tai likimas, taip turėjo įvykti, jis pavogė mūsų telefonus, tada mes jį suradome, o dabar mes turime jį išgelbėti. Jis gyvens mūsų koridoriui. Taip, ant kilimo. Ar gerai ant kilimo? Aš juokauju. Nesupratau, tu dabar mane kvieti į savo namą? Timūras gyvens mano vonioje. Yra daug vietos. Manau, kad vienam iš zuikių Timūras atrodo tikrai patrauklus vaikinas. Taip, atrodo taip, jie lyg ir bučiavosi. Diana, mes to nematėm. Taip, mes tik girdėjom. Taigi, ką mes darom? Kirilai? Gerai, tu galėjai į vilą tik dėl Dianos. O, Kirilai, ačiū, tu toks mielas ir malonus net mano buvusiems. Timūrai? Ką? Eik ir pasakyk ačiū. Ačiū. Bet jei bus problemų su tavimi, su manimi nebus jokių problemų. Džiaugiuosi dėl tavęs ir Dianos. Na va, viskas, naujas krepšininkas, dar vienas vienišas berniukas viloje. Merginos, mes pamiršom savo krepšius. Berniukai, tiek daug dalykų atsitiko Timūrui, galima parašyti visą knygą. Diana, nepervertink. Ei, nekalbėk su mano mergina. Kirilai, atsipalaiduok, ar aš niekada nekalbėsiu su juo, ar kaip? Draugai, turiu idėją, gal parašykim knygą apie tai, kaip zuikės 2 dienas praleido su Timūru paplūdimio name. Taip, Nastė, ši istorija bus tokia įdomi, kad knyga bus parduota per 1 dieną. Sveikos merginos. Merginos, pasakykite mums, ką turėtume daryti, kad susitiktume su jumis. Mes padarysime bet ką. Parodykit mums, kas sugebat, kol mes deginame saulėje. Žaiskit beisbolą, nes mes nesusitikinėsime su nevykėliais. Mes jums įrodysime, kad nesame pralaimėtojai. Šonai, mano pirštinė. Paimk, dabar parodysime geriausią žaidimą. Kol kas esame tik šokę, kad esate tokie nevykėliai. Jūs buvot baisus krepšininkai. Parodykit mums, kokie beisbolo žaidėjai esate. Merginos, būkite pasiruošusios pamatyti geriausią žaidimą. Jūs įsimylėsite dabar pat. Vau. Taigi, merginos, ką manot apie Šoną? Jis stengiasi būti kietas. Zakas visai nėra simpatiškas. Manau, kad jam viskas gerai. Toks juokingas. Šonai, ar tu pasiruošęs? Šonas visada pasiruošęs. Pradėk. 1, 2, 3.
Blondė, ar tu matėjai? Va, merginos, ar matėt? Zakas geras, jis pagavo kamuolį. Blondi, toliau stebėkime jų žaidimą. Sąžiningai, man įdomu stebėti šios du nevykėlius. Vau, Zakai, gerai padirbėta. Šonai, pagauk. Šonai, neblogai. Blondė, šis žaidimas skirtas tik tau. Blondi, Zakai, parodyk jam. Merginos, ar esate pasiruošusios šiandien linksmintis? Taip, šiandien mes linksminamės, važiuosim pasivažinėti. Stella, ar tu turi vairuotojo pažymėjimą? Mama man visada sakydavo, kad nevažiuočiau su paaugliais. Žinoma, turiu, gavau jį prieš metus. Važiuojam? O kur mes važiuojam? Kur daug paauglių, linksmybių ir vakarėlių. Taigi, pasilinksminam? Taip. Dabar mūsų gyvenimas nebebus toks kaip anksčiau. Dabar mes esame šaunios merginos. Diana, aš taip jaudinuosi, kol tave suradome po velnių. Kirilai, viskas gerai, tu mūsų radai ir išgelbėjo, dabar visi kartu einame į vilą. Tai padarysime, bet man nepatinka tas tavo buvęs vaikinas. Kirilai, daugiau sutarėm šios temos nekelti. Taigi, Timūrai, papasako, kaip tu čia atsiradai? Vaikinai, tai ilga istorija, papasakosiu kitą kartą. Aš taip pat netaip lengvai patekau į šią vilą, aš išgyvenau daug dalykų. Nagi, tu bėgioji ir gąsdini mergaitę su balaklava. Merginos, ar Timūras žiūri į mane? Nastė, kągi jam Diana nerūpi, jis vienišas. Diana, eime. Kirilai, tu paėmei mano mašiną? Taip, mes turėjome tave išgelbėti. Taip, turėjome tai padaryti greitai, taigi paėmėme greitą mašiną. Velnes, Kirilai, aš tau sakiau, kad neimtum mano mašinos. Diana, aš norėjau tau padaryti gerą. Taigi, Gelikai, ar atveši mane į vilą? Ei, Diana. Timūrai, aš vairuosiu mašiną, o tu, Kirilai, tokios reakcijos nereikia. Mokyklos administratorės? Taja Loren Moody? Ką jos čia veikia? Žinoma, Diana, tu vairuoji, o aš šalia tavęs. Timūrai, nejuokinga. Tai prasidės tuoj. Esu šokiruotas, nesitikėjau to iš Stelos. Na ką, merginos, ar mums smagu? Nekantrauju, kol čia atvarys kiti paaugliai. Stella, mokyklos administratorė. Kaip jum? Ką jūs darot? Stella? O, Diana, toks netikėtas susitikimas, maniau, kad tave pagrobė. O taip, mes jau čia, o merginos, ką jūs čia veikiate? Ir kodėl jūs visos mano automobilyje? Stella, ar tu bent turi vairuotojo pažymėjimą? Nopa, įsivaizduoja, šį turiu. Stella, ar turėsim bėdų? Mano nuotaika dabar tikrai ne vakarėliui. Užsičiapkit, mes išsižiojus ir išžūlios. Taigi, merginos, grąžinkite mašiną atgal ir daugiau jos neimkite. Velnes, mes esame Dianos draugės ir leidžiame savo tai. O mokyklos administratorė Stella leidžia savo viską. Maja ir Timūras žiūri į mane. Nastė, dabar turime kitą problemą. Klausyk, Diana, šiandien mes išsiblaškę. Taip, mums bus smagu ir nereikia mūsų varginti. Sakykit, kad nebūtumėt pakeliui arba susipyksime, zuikės. Merginos, važiuojame į vilą. Vaikinai, palaukit, mes turime kai ką įspręsti. Greitai pastatykit automobilį atgal į vietą prie vilos. Stella, greitai. Klausyk, Diana, mes visi gyvename viloje ir viskas ten visų. Automobilis buvo viloje, vadinasi irgi visų. Klausyk mane, Stella, jei blogai supratai, eisi pėsčiomis į vilą. Nenoriu ten eiti ten toli. Stella, ką darysim? Grįžtame į vilą, merginos. Diana, aš tau to neatleisiu. Prisisekit diržus. Diana, viskas, daugiau nieko joms nedarysi? Maja, manau, kad jos suprato viską. Ar Timūras nežiūri į mane? Nastė, jis visai nežiūri į tave, užsiėmęs Kirilu. Ką? Merginos, važiuojame į vilą. Timūrai, pasakyk dar ką nors, man dabar net pilvas skauda. Taip, papasakok daugiau. Ne, Timūrai, ne, aš nebegaliu juoktis. Kirilai ir Timūrai, aš labai džiaugiuosi, kad dabar esate draugai, bet laikas eiti į vilą. Ačiū, vaikinai. Merginos, aš sutrikusi, abiem viskas gerai. Merginos, tai jums. O, ačiū, apelsinas. Iš kur žinot, kad aš mėgstu apelsinus? Aš moku skaityti mintis. Šonai, nereikia su manimi tiek flirtuoti, aš negaliu tau pasakyti, ar tu man patinki ar ne.
Aš nespaudžiu tavęs, tiesiog padarysiu viską, kad būtų mano. Vaikinai, jei norit pasimatyti su mano draugėmis, turit atnešti ir man apelsiną arba... Arba ką? Arba Kisa mus įtikins, kad jūs mums baisiai netinkat. Beje, blondi, tu nesutinki su Zaku, ypač jo šalmu, atrodo taip kvailai. Pavydi, kai tik turime vaikinus, Kisa įjungia atbulinį. Kisa, nepyk, visada ateina kitas sezonas. Tu rasi savo tigrą. Šonai, aš tave perspėjau, aš nemėgstu užsispyrimo. Akivaizdu, kad nesu dėl atsitiktinių žmonių. Kaip smagu. Stela, tu sakai, kad viskas galima. Kaip pasirodo, ne viskas. Merginos čia katės, papasakokim jom naujienas. Katės, ar girdėjot Vilos naujienas? Neapsikabinėkit tų akivaizdoj. Mes taip pat turime naujieną, atrodo, kad Jenny ir Blondi susirado vaikinus. Kisa, jūsų naujienos yra niekis palyginti su mūsų. Vila yra naujas vaikinas. Ir žinot kas? Daugiau informacijos, kas tas vaikinas? Galbūt mano tigras atvyko? Taigi, merginos, čia atėjo Timūras, buvęs Dianos vaikinas. Įsivaizduojat, kas čia per medaus puodynę Zakatas? Timūras, kas bus kitas? Rimtai? O, Timūras yra šaunus krepšininkas. Kisa, tai ne tavo tigras. Labai juokinga. Draugai, noriu tai pabrėžti, man patiko Timūras. Mūdi pagaliau nori santykių. Mūdi tokie berniukai kaip Timūras niekada nekreipia dėmesio į tokias merginas kaip tu. O kodėl taip? Nes jie mėgsta zuikės, kurios paėmė mūsų automobilį ir sugadino mūsų dieną. Povelnių, dar vienas vaikinas šitoje viloje. Pastebėjau, kad išreiškėt viešą nepasitenkinimą. Merginos, Timūras yra viloje ir aš siūlau jam iškepti obuolių pyragą. Kas man padės? Šviesa plaukia. Ką, turime susitikti su krepšininku, man reikia kiaušinių, miltų, obuolių. Taigi, Timūrai, tai mūsų persirengimo kambarys, jaučiu šaunų krepšininko kvapą. Taip, jaučiu ir aš pasiilgau. Ačiū Kirilui, kad priėmė mane į komandą, labai džiaugiuosi, kad esi mano kapitonas. Tikrai, mes esame laimingi. Ir beje, esu šokiruotas, kad Timūras yra mūsų komandoje. Esu sukrėstas, kad komandoje yra buvęs nevykėlis Tomas, neįsižeis. Prisimeni, kad Diana yra mano mergina ir ji tau yra tabu. Prisimenu Kirilą, mes viską išsprendėme. Ar girdėjau apie tai? Aš esu nevykėlis. Tomai, jis pasakė, kad tai neįsižeisk. Na, jei dar kartą pavadinsi mane nevykėliu. Ei, Tomai, atsipalaiduok. Tomai, džiaugiuosi, kad palikai visus šiuos nevykėlius. Vaikinai, mes važiuosime 6, o 8 treniruotę. Jej! Timūrai, sveikas atvykęs į komandą. Vaikinai, aš džiaugiuosi, kad esame kartu, nors ir kai kurių jūsų nepažįstu. Nors jis yra buvęs Dianos vaikinas ir aš turiu jo nekęsti, jis atrodo tikrai neblogas. Timūrai, kodėl tu su kepurė? Nusiimk karštą. Ne, Zakatai, mano plaukai dar to neleidžia. Taigi, tu buvai nusiskutęs? Merginos, ar jūs šokiruotos? Šokiruotos? Nieko, Kirilas ir Timūras yra draugai, viskas vyksta nuostabiai. Jei nebūčiau su Aisu, kabinčiau Timūrą. Klausyk, Maja, tu man atsibodai, tu kabinai Zakatą, o dabar Timūrą. Timūras man atrodo patrauklus ir aš noriu su juo draugauti. Nastė, jei Timūras tau patiks. Diana, ta prasme. Nastė, eik, tu tai pokštas, jei viskas susitvarkys tarp tavęs ir Timūro, aš džiaugsiuosi už tave. Maniau, kad tau rūpi mano išvaizda. Nežinau. Nagi, zuikių merginos yra pačios gražiausios ir tobuliausios. Bjaurių merginų zuikėse nebūna. Merginos iš tikrųjų viskas tobula, man patinka ta istorija apie apleistą namą. Man taip pat adrenalinas buvo viršui. Taip, mes buvome apleistame name, o tada mus išgelbėjo. Ir tos Timūro istorijos. Gerai, merginos, berniukai yra berniukai, bet niekas neatšūkė treniruočių, todėl rytoj 8 valandą treniruotė. Draugai, ar jūs šokiravo mūsų beprotišką istoriją? Spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukit mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate!